Sveiki, Vamakseriai, kolegos bendraminčiai, sezonas baigėsi, taigi atėjo pats geriausias laikas užsiimti maloniais darbais. Esu iš tų žmonių, kuriems nelabai patinka, patinka, bet mažiau patinka, kada nuperki mocą, kuris važiuoja, kuriam pakeisti tepalai, žvakės persuktos, kuris visas čiki, sėdi ir važiuoja. Man labiau patinka tokie, kuriems reikia atstatymo darbų, po avarijos, ten išgriovė, ištrauktas, ten nuo 5 aukšto nuleistas, šiekauja, aišku. Žodžiu, prie kurių reikia pasikrapštyti. Maloniai pasiknys čia yra mano hobis. Taigi, kada viskas atstatyta, padaryta ir pasiknys nėra prie ko, tai susigalvoji. Tie, kas turi naujos kartos VMAX, turbūt ypatingai aukšto ūgio žmonės, tokie standartiškai vidutiniai ir aukštesni. Turbūt pastebėjo, kad sėdėsena neypatingai patogi. Man lygiai taip pat, mano ūgis buvo jaunas, kai buvau 1,82-3 gal, dabar būsiu gal susitraukęs, susmegęs kažkiek tai, grubiai 1,80 m. Ir man sėdėsena nelabai patinka. Tai maždaug taip atrodo sėdint man ant VMAX'o antros kartos. Keliai remiasi į šitas gražias detalės, ausis, oro gaudyklės, oro kolektoriai, vadinkit kaip norit. Vienas dalykas tai yra nepatogu, nekomfortiška, kitas dalykas šitos vietos ilgainiui nusitrina lakas, nusitrina iki metalo, iki aliuminio. Tas aliuminis vietoj šlifuoto aliuminio pavirsta į poliruotą aliuminį, išryškėja tokie lopai, su laiku nieko nedarant. Norint, kad to neįvyktų, reikia kelėną leisti žemyn, kad jis būtų po juo. O tą padaryti galima perstatant pegą į kitą vietą. Pradėjau šnirinti internetą, googlinti, ieškot, YouTube'ą. Ir atradau, kad šitas dviratis jau seniai išrastas. Yra Amerikoje tokia firma, Corbin, kuri gamina įvairiausius aksesuarus motociklam, įvairius tuningus, sėdynės ir panašiai. VMAX'am taip pat. Jie siūlo paprastą sprendimo būdą. Adapteris iš plokštės, iš metalo išpjautas adapteris, kuris paleidžia originalią kojelę, tą pegą vadinamą, 23 mm žemyn ir 6 mm į priekį. Tuo pakeičiant kojų padėtį ir sprendžiant, ar dalinai sprendžiant jau mano minėtas problemas. Taigi nepuoliau išradinėti dviračio, idėją pasinaudojau, suprojektavom, sumaketavom, išpjovėm iš lakšto detalę, kuri būtent daro tą patį. Štai kaip jie atrodo. 8 mm sriegis apačioje 2 skylės ir 9 mm skylės viršuje. Instaliuojasi labai lengvai ir nesunkiai. Atsisuka per abi pusės 4 varžtai, prisisuka 8 ir pasikeičia originalių pėgų padėtis. Tai yra minimaliom sąnaudom maksimali nauda, bet dar klausimas, kiek ji naudinga. Jeigu kojos labai ilgos, tai gali būti nepakankama. Mano atveju tai buvo naudinga. Bet aš nuėjau toliau ir pakoregavau amerikonų išradimą. Aš pagalvojau, kodėl 23 žemyn ir 6 į priekį. O kodėl negalima 0 į priekį ir tarkim 25 žemyn? Dėl ko yra ribojimas, tai paprasčiausias dalykas. Yra stabdžių svirtelės šlangos, laidai, kurie to neleidžia padaryti. Galima nuleisti perkelt kur nori, kiek nori, bet tai jau yra kitos sąnaudos, kiti dalykai. Reikia šlangelės ilgyti, reikia... yra reikalų. O čia yra pigiausias variantas su maksimalia nauda. Šita plokštelė yra mano patobulinta ir man jinai labai tinka. Tai parodysiu, kaip dedasi. Atsukime 2 varžtus, nuleidžiame visą tą kojelę su visų kronšteinu ir pedalu žemyn, prisukame adapterį ir tą plokštelę sukame prie adapterio apatinių skylių. Belieka prisukti. Taigi, kojos padėtis pasikeičia.
Reikia atsukti 4 varžtus, prisukti 8 varžtus. Į komplektą įeina 2 plokštelės, 4 varžtai. Ir sureguliuoti pavarų jungimo mechanizmą, pailginti traukę. Su stabdžiais viskas tvarkoja. Tai su tokiom minimaliom darbų sąnaudom galima pakoreguoti sėdėseną. Jei ką sudomino, kreipkitės. Padėsiu.